Tai, ką tuoj pasakysiu, gali skambėti neįtikėtinai. Tai gali skambėti kaip dykumos legenda arba viena iš tų istorijų pasakojamų prie laužo, siekiant išgąsdinti turistus. Tačiau kiekvienas mano žodis yra tiesa. Ir jei kada nors keliavote Baltuosiuose akmens kalnuose į rytus nuo Vilniaus, jei kada nors jautėte, kad kažkas jūs stebi tuose takuose, jei kada nors jautėte norą ten grįžti be jokios priežasties ir negalite suprasti kodėl, tuomet jau žinote, kad ten kažkas negerai. Mano vardas Vytautas Ksemina. Esu Kauno apskrities policijos šerifo pavaduotojas. Šiame skyriuje dirbu 9 metus. Pastaruosius 4 metus dirbau paieškos ir gelbėjimo skyriuje, kur planuoju gelbėjimo operacijas Baltuosiuose akmens dykumos kalnuose. Ši teritorija apima beveik 160 000 akrų atšiaurios, negailestingos dykumos žemės, įsikūrusios kaip tvirtovė maždaug už 40 km į rytus nuo Vilniaus. Baltieji akmenys taip pat pavojingi savo grožiu, kuris gali būti mirtinas. Staiga iš dykumos išnyra aštrios, dantytos viršūkalnės, siauri slėniai, išraižyti senovinių potvinių ir keisti uolienų dariniai, kurie saulėlydžio metu švyti geltonai ir rudai. Ši vieta populiari tarp žygeivių, alpinistų ir keliautojų, kurie vis dar tiki sena istorija. Istorija apie dingusią Olandijos aukso kasyklą, kadaise laikyta turtingiausia Amerikoje, paslėpta kažkur tuose pačiuose kalnuose, nors ji niekada nebuvo rasta, nepaisant daugiau nei 100 metų paieškų. Tačiau turistinėse brošiūrose niekada nepasakoma, kad baltieji akmenys žudo žmonės. Tai nutinka ne retkarčiais, o reguliariai. Šiame palyginti mažame dykumos regione kasmet dingsta vidutiniškai nuo 8 iki 12 žmonių. Kai kurie randami, dauguma jų mirė nuo dehidratacijos, didelio karščio ar kritimų iš kalnų. Kai kurie niekada nerandami, nepaisant savaičių paieškų, net padedant šunims, sraigtasparniams ir ekspertų sekimo komandoms, o kai kurių būklė ar vieta neturi prasmės. Apie šias specialias taisyklės sužinojau per pirmąją savaitę kalnų patrulyje. Mano mentorė buvo patyrusi pavaduotoja vardu Ošerinė Lema. Jis 18 metų dirbo paieškos ir gelbėjimo skyriuje Whitestones mieste. Peržiūrėjome ankstesnių metų bylas. 9 žmonės buvo dingę, 4 buvo rasti, o 5 vis dar buvo dingę, kai Ošerinė paėmė atskirą aplangą. Tai yra Whitestones dykumos taisyklės, pasakė jis ir per stalą pastumė man laminuotą kortelę. Gerai jas išmokite, laikykitės jų žodį žodžiu, neklausinėkite jų, nelaužykite jų ir dėl Dievo meilės nepasakokite apie jas plačiajai visuomeniai. Pradėjau skaityti kortelę. Pirma taisyklė. Visos paieškos operacijos turi būti nutrauktos iki saulėlydžio, jokių išimčių. Antra taisyklė. Jei radote žmogaus kūno dalių, kurios yra nupleistos, supjaustytos ir nesuėstos gyvūnų, pažymėkite vietą, bet jų neįeikite. Nedelsiant praneškite apie tai aukštesniems institucijoms. Jei radote taką, kurio nėra oficialiame žemėlapyje, ten neįeikite. Praneškite jo GPS koordinačias ir pasitraukite iš tos vietos. Ketvirta taisyklė. Jei radote 7 akmenų krūvas, jų nejudinkite. Pažymėkite vietą ir grįžkite. Penkta taisyklė. Žmonės dingę Baltojo eržio rajone po 18 valandos nebus ieškomi iki ryto. Šeima turėtų būti informuota apie standartinį nakties protokolą. Šešta taisyklė. Jei paieškos šunys atsisako eiti į tam tikrą teritoriją, neverskite jų ieškoti. Ši teritorija bus laikoma uždara šiai operacijai. Septinta taisyklė. Vilniaus policija turi slaptą patyrusių žygeivių sąrašą. Jei jie dingsta, jų neieškoma. Šis sąrašas yra slaptas. Pažvelgiau į Ošerinę. Kas visa tai? Daugelis šių taisyklių visiškai prieštarauja mūsų standartiniai veiklos procedūrai. Žinau, pasakė jis. Pažiūrėkite į pirmąją taisyklę. Mes niekada nenustojame ieškoti saulės leidžiant. Pirmosios 24–72 valandos yra svarbiausios. Paieškos nutraukimas naktimi gali lemti gyvybę ar mirtį. O 7 taisyklė – ar turime žmonių sąrašą, ko nereikėtų apieškoti. Tai atrodo neteisėta. Ošerinas atsilošė kėdėje ir atidžiai pažvelgė į mane. Vytautai, kiek žinai apie baltuosius akmenis? Tikrąją istoriją, o ne turistinę istoriją. Dingusią aukso kasyklą, senas genčių istorijas ir tai, kad ten miršta daug žmonių. Vietinės gentys šiuos kalnus vadino audros dievo kalnais. Jie tikėjo, kad kai kurios vietovės yra prakeiktos ir uždraustos.
Prieš atvykstant baltojo aukso ieškotojams, jie gyveno visiškai atokiai nuo daugumos šių kalnų. Jis išsitraukė telefoną ir parodė man nuotrauką. Tai iš 1931 metų. Adamsas Roda, aukso ieškotojas. Jis ieškojo dingusios kasyklos. Po 6 mėnesių buvo rasta tik jo kaukolė. Tik jo kaukolė. Joje buvo 2 kulkų skylės. Likusi jo kūno dalis buvo rasta po 2 metų, už kelių kilometrų nuo kaukolės, ir ant kūno nebuvo jokių kulkų žymių. Ar kas nors į jį nušovė ir pajudino kūną? Tai teorija. Tačiau problema ta, kad jo kūnas 2 metus pragulėjo dykumoje. Saulė, gyvūnai, orai. Vis dėlto jo kūnas buvo išsaugotas. Jokie gyvūnai jo neėdė, nebuvo mumifikuota. Atrodė, kad jis mirė prieš savaitę, o ne prieš 2 metus. O Šerinas parodė man kitą nuotrauką. 1952 metai. Jorgos Kitlers. Dar vienas aukso ieškotojas. Jam buvo nukirsta galva. Galva buvo rasta už 500 jardų nuo kūno. Gydytojai sakė, kad galva buvo atskirta labai atsargiai ir meistriškai. Jokių įrankio, pjūklo žymių, tiesiog atskirta nuo stuburo, tarsi kažkas būtų ją susukęs. O Dieve. 1976 metai. Gentautas Medvedis, patyręs dykumų žygeivis. Jis dingo Baltojo erelio take. Po 3 savaičių jis buvo rastas sėdintis ant žemės, rankomis ant šlaunų. Autopsija parodė, kad jis mirė praėjus vos 24 valandas po dingimo, bet jis ten sėdėjo 3 savaitės 43 laipsnių karštyje. Jo kaulai ir oda turėjo būti išnykę, bet jis atrodė taip, lyg būtų tiesiog atsisėdęs pailsėti ir niekada neatsikėlęs. Ant kūno nebuvo jokių irimo požymų. Visa tai man buvo nesuvokiama. O Šerinas įsidėjo telefoną atgal į kišenę. Galėčiau parodyti 10 tokių pavyzdžių. Žmonės, kurie dingsta paslaptingomis aplinkybėmis, kurių net teismo medicinos ekspertai negali paaiškinti. Žmonės, kurių kūnai randami skirtingose vietose, kūno dalys nutolusios per miles, nėra jokių plėšrūno požymių ir nėra loginio paaiškinimo, kas įvyko. Yra ir kitų dingusių žmonių, kurie niekada nebuvo rasti, nepaisant išsamių paieškų, nors teritorijos nebuvo tokios didelės. Šios taisyklės buvo sukurtos todėl, kad jas pažeidė pareigūnai arba susižeisdavo, arba patirdavo dar blogesnių pasekmių. Jis atsistojo, priėjo prie lango ir pažvelgė į automobilių stovyklos aikštelę. Byla numeris 19A9. Pareigūno pavaduotojas Stasis Vaitikūniaunas tęsė paiešką sutemsus, nepaisant įsakymų. Jis pažeidė pirmąją taisyklę. Jo patrulinis automobilis buvo rastas kitą rytą. Variklis veikė, visos 4 durys buvo atidartos. Jo tarnybinis diržas buvo ant automobilio variklio dangties. Jo ginklas gulėjo ant žemės. Visi šūviai buvo paleisti į orą. Stasis niekada nebuvo rastas. Galima sakyti, kad maršrutas buvo prarastas. Karštis, vandens trūkumas. Bet ar spalio mėnesį, kai temperatūra siekia 65 laipsnių Celsijaus, kas nors paleistų visas 15 kulkų tiesiai į orą? Suprask, Vytautai, žinai, kad tai netiesa. Taigi, kas nutiko? Nežinau, pasakė jis, bet žinau, kad šios taisyklės yra dėl kažko, ko mes probabliai nesuprantame. Taip pat žinau, kad pareigūnai, kurie laikosi šių taisyklių, saugiai grįžta namo po savo tarnybos, o tie, kurie nesilaiko, nesilaiko. Jis stovėjo atsukęs nugarą man. Jūs ne pirmas, kuris tai girdi. Tas pokalbis įvyko prieš 4 metus. Išmokau taisyklės. Išlaikiau jų griežtai. Ir 4 metus be incidentų vykdžiau paiešką ir gelbėjimo darbus Whitstones kalnuose. Radau pasiklydusius žygeivius, gelbėjau nukritusius alpinistus, iškėliau nuo karščio mirusių žmonių kūnus. Tai buvo įprastinis darbas, skausmingas, bet suprantamas. Iki prieš 3 mėnesius viskas pasikeitė. Šis skambutis buvo gautas rugsėjo 4-dienį 5:47 ryto. 34 metų moteris, patyrusi žygeivė Rūta Lapė, nebuvo grįžusi iš vienos dienos žygio White Eagle takais. Jos vyras Gediminas Lapė pranešė apie jos dingimą, kai ji negrįžo vakarieniai. Ji išvyko 6 valandą ryto, planuodama žygį 12 milių ilgo žiedinį žygį, kuris truktų 6 valandas. Aš buvau pareigūno pavaduotojas, kuris atsiliepė į iškvietimą.
Atvykau į Baltojo erelio tako pradžią ir sutikau jo vyrą, Gediminą Lapę. Jis akivaizdžiai nerimavo ir reikalavo, kad paieška prasidėtų nedelsiant. Ji žino šios takus, jis vis kartojo. Ji čia žygioja 100 kartų. Kažkas negerai. Turime ją surasti iki sutemsto. Pažvelgiau į laikrodį. 18:13. Saulė turėjo leistis 19:42. Pone Lapė, aš tik ruošiuosi paieškos komandai. Po pusvalandžio turėsime šunių, papildomų pareigūnų ir savanorių. Pusvalandžio? Ji dingusi jau 12 valandų. Kiekviena minutė svarbi. Jis buvo teisus. Kiekviena minutė svarbi. Pagal standartinį protokolą turėjau pradėti paiešką nedelsiant, net jei tai truktų visą naktį. Bet kai pamačiau žemėlapyje Lapę suplanuoto maršrutą, mano širdis nusirido. Jo maršrutas ėjo netoli Baltojo erelio, tos pačios uoliokios viršūnės, kuri jungėsi su dingusia aukso kasykla. Ir buvo po 6 valandos vakare. 5 taisyklė. Dingusių Baltojo erelio apylinkėse po 6 valandos vakaro nebus ieškoma iki ryto. Pone Lapai, turiu paklausti, ar jūsų žmona užsiminė apie kelionę aplink Baltąjį erelį? Tai ir buvo visas kelionės tikslas. Ji norėjo jį nufotografuoti saulėlydžio metu. Kodėl? Išsitraukiau radijo imtuvą ir susisiekiau su aukštesnė žinyba. Paaiškinau situaciją. Gavau atsakymą, kurio ir tikėjausi, ir slapta bijojau. Paieška atidėta iki 6 valandos ryto. Pasakykite šeimai, kad tai yra standartinis protokolas šioje vietovėje. Pone, mes dar turime daugiau nei valandą dienos šviesos. Iki sutemų galime pamatyti didelę teritoriją. Neigia Maksimena. Taisyklės aiškios. Paieška prasidės ryte. Gediminas Lapė nugirdo šį pokalbį. Jo veidas pasikeitė iš nerimo į pyktį ir baimę. Ar kada nors girdėjote apie mano žmoną? Dar šviesu, ji gali būti sužeista, jai gali prireikti pagalbos. Pone Lapai, suprantu jūsų susirūpinimą, bet mes nustatėme taisyklės. Kokias taisyklės? Piktai sušuko jis, stovėdamas priešais mane. Mano žmona yra čia. Ar sakote, kad paliksite ją vieną dykumoje visą naktį, vien dėl kažkokių biuro kvailysčių? Norėjau jam pasakyti tiesą. Norėjau jam paaiškinti, kad šios taisyklės buvo sukurtos dėl priežasties, nes šioje vietovėje po sutemų nutinka kažkas blogo. Kad pareigūnai pažeidę 5 taisyklę, matė nepaaiškinamų dalykų. Kad norėjau apsaugoti visus, įskaitant ją, bet negalėjau. Vietoj to pasakiau tuos pačius oficialius dalykus – saugumo problemas, teisinę atsakomybę ir kad Rūta yra patyrusi žygeivę, turinti įrangą ir galinti apsisaugoti iki ryto. Jis manimi netikėjo. Jis grasino paduoti į teismo, grasino kreiptis į žiniasklaidą ir grasino pats jos ieškoti. Pone Lapai, jei įžengsite į šią dykvietę, turėsiu jūs suimti už oficialios paieškos operacijos trukdymo. Žinau, kad tai skamba griežtai, bet tokios yra taisyklės. Tuomet jūsų taisyklės nužudys mano žmoną. Jis įniršęs įsėdo į automobilį ir nulėkė, padangos cypiant ant betono. Aš taip pat paskambinau ir pasirūpinau, kad patrulių būrys stebėtų jį, jei jis bandytų pasukti kitu keliu į kalnus. Tada sėdėjau vienas tako pradžioje, stebėdamas, kaip saulė leidžiasi už baltųjų akmenų. Mano širdis buvo sunki, nes Gediminas Lapė buvo teisus. Aš sėdėjau čia, o jo žmona buvo kažkur šiuose kalnuose. Galbūt sužeista, galbūt miršta, o aš nieko nedariau. 19:42 minutės saulė nusileido už Baltojo erelio. Dykuma staiga pasikeitė. Temperatūra pradėjo sparčiai kristi, šešėliai ilgėjo, o pati kalnų forma keitėsi. Dieną jie atrodė atšarus, bet pakenčiamai. Naktį jie atrodė kaip plėšūrai. Staiga suskambo mano radijas. Ksimena, šį įsakymas, patvirtinkite savo poziciją. Vis dar Baltojo erelio tako pradžioje, dingusios moters ar jo veido nematyti. Gerai, likite ten, kur esate iki 6 valandos ryto. Ir Ksimena, jei šį vakar išbirsite ką nors neįprastaus, netirkite, neišlipkite iš automobilio, neikite taku. Supratote? Supratau.
O jei Gediminas bus rastas dingęs, reikiamą metu sustabdykite jį jėga. Visą naktį praleidau savo patrulinėme automobilyje. Variklis ir oro kondicionierius buvo įjungti. Radijoje buvo visiška tyla, nors tai buvo dingusio asmens byla. Jokių pranešimų, jokių naujienų, tik tyla. 23:34 kažką išgirdau. Balsą. Tolimą, bet kleikrų. Moters balsas sklindanti iš kažkur tako gale. Ji kartojo tik vieną žodį. Vėl ir vėl. Padėkit, padėkit, padėkit. Paėmiau žibintuką, atidariau duris, balsas tęsėsi tuo pačiu tempu, tą pačią tonaciją. Gelbėkit, gelbėkit, gelbėkit. Mano ranka buvo ant radijo, pasiruošusi skambinti. Tada prisiminiau komandos nurodymus. Jei šį vakar išgirsite ką nors neįprastaus, netirkite, neišlipkite iš automobilio, neikite taku. Supratote? Grįžau į automobilį, uždariau duris ir 45 minutes klausiausi garso, kol jis staiga nutilo. Paieškos komanda susirinko auštrant. 12 pareigūnų, 2 paieškos šunių komandos ir saksparnisaus buvo pasiruošę. Saulė kylant ir kerti išdygėjant, išsiskyrėme Rūtos Lapės suplanuotų maršrutų link Baltojo Erlio. Ją radome 9:14 minučių ryto. Ji sėdėjo ant lygaus akmens, maždaug 300 jardų nuo Baltojo Erlio, atsisukusi į taką. Jos rankos buvo ant šlaunių, šalia jos gulėjo kuprinė, jos turinys tvarkingai sudėliotas. Jos žygio batai buvo numeti ir sukrauti prieš akmenį. Ir ji buvo mirusi, bet tai nebuvo keistiausia. Keistiausia buvo tai, kad Rūtos Lapės galva buvo nukirsta. Jo galva gulėjo jos šlauniuose, pakelta į priekį, su šiauria ramybė. Pjūvis buvo visiškai švarus, jokių įrankio žymių, jokio sioklių, jokio kraujo. Tiesiog tobulas, lygus pjūvis tarp 4 ir 5 kaklo slankstelių. Kas ir kas čia atsirkti ir iširsti žirski. 5 taisyklė. Dingusių Baltojo Erlio apylinkėse po 6 valandos vakaro nebus ieškoma iki ryto. Pone Lapai, turiu paklausti, ar jūsų žmona užsiminė apie kelionę aplink Baltąjį Erlį? Tai ir buvo visas kelionės tikslas. Ji norėjo jį nufotografuoti saulėlydžio metu. Kodėl? Išsitraukiau radijo imtuvą ir susisiekiau su aukštesnė žinyba. Paaiškinau situaciją. Gavau atsakymą, kurio ir tikėjausi, ir slapta bijojau. Paieška atidėta iki 6 valandos ryto. Pasakykite šeimai, kad tai yra standartinis protokolas šioje vietovėje. Pone, mes dar turime daugiau nei valandą dienos šviesos. Iki sutemų galime pamatyti didelę teritoriją. Neigia Maksimena. Taisyklės aiškios. Paieška prasidės ryte. Gediminas Lapė nugirdo šį pokalbį. Jo veidas pasikeitė iš nerimo į pyktį ir baimę. Ar kada nors girdėjote apie mano žmoną? Dar šviesu. Ji gali būti sužeista. Jai gali prireikti pagalbos. Pone Lapai, suprantu jūsų susirūpinimą, bet mes nustatėme taisyklės. Kokias taisyklės? Piktai sušuko jis, stovėdamas priešais mane. Mano žmona yra čia. Ar sakote, kad paliksite ją vieną dykumoje visą naktį, vien dėl kažkokių biuro kvailysčių? Norėjau jam pasakyti tiesą. Norėjau jam paaiškinti, kad šios taisyklės buvo sukurtos dėl priežasties, nes šioje vietovėje po sutemų nutinka kažkas blogo. Kad pareigūnai pažeidę 5 taisyklę, matė nepaaiškinamų dalykų. Kad norėjau apsaugoti visus, įskaitant ją, bet negalėjau. Vietoj to pasakiau tuos pačius oficialius dalykus – saugumo problemas, teisinę atsakomybę ir kad Rūta yra patyrusi žygeivę, turinti įrangą ir galinti apsisaugoti iki ryto. Jis manimi netikėjo. Jis grasino paduoti į teismo, grasino kreiptis į žiniasklaidą ir grasino pats jos ieškoti. Pone Lapai, jei įžengsite į šią dykvietę, turėsiu jūs suimti už oficialios paieškos operacijos trukdymo. Žinau, kad tai skamba griežtai, bet tokios yra taisyklės. Tuomet jūsų taisyklės nužudys mano žmoną. Jis įniršęs įsėdo į automobilį ir nulėkė, padangos cypiant ant betono.
Aš tuoj pat paskambinau ir pasirūpinau, kad patrulių būrys stebėtų jį, jei jis bandytų pasukti kitu keliu į kalnus. Tada sėdėjau vienas tako pradžioje, stebėdamas, kaip saulė leidžiasi už baltųjų akmenų. Mano širdis buvo sunki, nes Gediminas Lapė buvo teisus. Aš sėdėjau čia, o jo žmona buvo kažkur šiuose kalnuose. Galbūt sužeista, galbūt miršta, o aš nieko nedariau. 19:42 minutės saulė nusileido už Baltojo Erlio. Dykuma staiga pasikeitė. Temperatūra pradėjo sparčiai kristi, šešėliai ilgėjo, o pati kalnų forma keitėsi. Dieną jie atrodė atšarus, bet pakenčiamai. Naktį jie atrodė kaip plėšrūrai. Staiga suskambo mano radijas. Ksimena, šį įsakymas, patvirtinkite savo poziciją. Vis dar Baltojo Erlio tako pradžioje, dingusios moters ar jo veido nematyti. Gerai, likite ten, kur esate iki 6 valandos ryto. Ir Ksimena, jei šį vakar išgirsite ką nors neįprastaus, netirkite, neišlipkite iš automobilio, neikite taku, supratote? Supratau. O jei Gediminas bus rastas dingęs, reikiamą metu sustabdykite jį jėga. Visą naktį praleidau savo patrulinėme automobilyje, variklis ir oro kondicionierius buvo įjungti. Radijoje buvo visiška tyla, nors tai buvo dingusio asmens byla. Jokių pranešimų, jokių naujienų, tik tyla. 23:34 kažką išgirdau. Balsą, tolimą bet kleikrų. Moters balsas sklindanti iš kažkur tako gale. Ji kartojo tik vieną žodį, vėl ir vėl. Padėkit, padėkit, padėkit. Paėmiau žibintuką, atidariau duris, balsas tęsėsi tuo pačiu tempu, tą pačią tonaciją. Gelbėkit, gelbėkit, gelbėkit. Mano ranka buvo ant radijo, pasiruošusi skambinti. Tada prisiminiau komandos nurodymus. Jei šį vakar išgirsite ką nors neįprastaus, netirkite, neišlipkite iš automobilio, neikite taku. Supratote? Grįžau į automobilį, uždariau duris ir 45 minutes klausiausi garso, kol jis staiga nutilo. Paieškos komanda susirinko auštrant. 12 pareigūnų, 2 paieškos šunių komandos ir saksparnisaus buvo pasiruošę. Saulė kylant ir kerti išdygėjant, išsiskyrėme Rūtos Lapės suplanuotų maršrutų link Baltojo Erlio. Ją radome 9:14 minučių ryto. Ji sėdėjo ant lygaus akmens, maždaug 300 jardų nuo Baltojo Erlio, atsisukusi į taką. Jos rankos buvo ant šlaunių, šalia jos gulėjo kuprinė, jos turinys tvarkingai sudėliotas. Jos žygio batai buvo numeti ir sukrauti prieš akmenį. Ir ji buvo mirusi, bet tai nebuvo keistiausia. Keistiausia buvo tai, kad Rūtos Lapės galva buvo nukirsta. Jo galva gulėjo jos šlauniuose, pakelta į priekį, su šiauria ramybe. Pjūvis buvo visiškai švarus, jokių įrankio žymių, jokio sioklių, jokio kraujo. Tiesiog tobulas, lygus pjūvis tarp 4 ir 5 kaklo slankstelių. Kas ir kas čia atsirkti ir iširsti žirski.